O, dar vienas video apie Gerdą. Bando subscribes. Patylėk, gerai? Kur aš dingęs buvau? Pas mane Hardas mirė, taip, netikėtai. Ir tuo metu aš jau dirbau prie naujo video, bet Hardas mirė ir aš visus savo darbus praradau. Sad. Daug žmonių prašo sukurt dar vieną video apie Gerdą. Paraustinti ją, bet aš nenorėjau to daryti. Aš turiu daug kitų idėjų, tikslų šiam kanale daryti tą patį per tą patį, kaip daro jį nėra gerai. Tuo labiau, kad jį man copyright straikus mėta. Tačiau aš šiandien pamačiau kai ką ir be jokių abejonių iškart pradėjau siųsti Sony Vegasą. Kai sėdžiu šiuo metu be vaizduškės ir dar su šiam gigų hardu, nėra gerai. Aš pamačiau naujus Gerdos video, kur jie kalba apie mano rentą, kad ten viskas iškraipyta, sumontuota, kad buvo paimti seni vaizdai ir, žodžiu, pati savo 100 kartų prieštarauja. Kažkaip pats savo neleidžiu prabėgti pro ją, o jūs ir patys tokio rento taip laukiat, tai važiuojam. Jeigu nematėt, pradėjo plist visame internete video, kur mane raustina, kur aš esu taip išvadinama, kur esu pateikiama kaip paskutinė idiotė ir taip toliau. Ir ką noriu pasakyti yra tai, kad tie video yra iš tikrųjų labai seni. Jie nėra nauji, jie nėra... Kažkaip niekas nekuria tų raustų video su įvairiais mano naujais video. Jie visą laiką yra kuriami su senais video. Gerai, po šito video nueiname tavo naujausius vaizdo įrašus ir pažiūrėkime juos. Gal tu tikrai pasikeitė ir pradėjai elgtis adekvačiai? Dažniausiai būna naudojami tie video kaip mano pirmas kartas, kai tokie video naudojami labai seniai, kai buvau naujokė tik YouTube'ai. Oi, o kas čia? Argi iki šiol tokios pat tematikos vaizdo įrašus kuri? Ai, su diržu aš tau duočiau, va taip va. Taip, va tau. Jie labai tempia gumą, todėl aš iškarpėjau jos video, jį dabar kalbės apie savo senus vaizdo įrašus. Jų nebėra mano kanale. Aš juos tiesiog užprivatinau. Tose video nebuvo tiesiog tikroji aš. Tiesiog ten nebuvo ta Gerda, kuri būnu su savo draugais. Kokiais draugais? Come on, tugi pati sakai, kad viena savo gimtadienį šventėjai. Tavo draugai yra tu ir dešelė vakarais prieš miegą. Eik sukurk dar vieną postą, kaip tu turi daug subų, kad tau sakė, kad tu to nepasieksi, bet tuo pačiu metu tu neturi nei vieno draugo. Tugi successful. Kai būnu absoliučiai tiesiog nebuvau savim, labai cringe'inau žiūrėdama tos video ir tiesiog nesididžiuoju jais, labai nesididžiuoju savo senaisiais video. Dabar pakalbėsiu apie antrą dalyką, tai yra tie žmonės, kurie naudoja mano vardą, kad paklibeitintų ir kad gautų daugiau peržiūrų. Aš iš tikrųjų tokiais žmonėmis esu gan nusivylus. Tik nesakyk, kad pati neklikbeitini, nesakyk, kad čia neklikbeitas, nesakyk, kad čia neklikbeitas, pasakyk. Todėl, kad manau, kad kai kurie iš tų žmonių, kurie yra tai padarę, jie galėtų... Gana liestos plaukus, kiek galima jau rimtai. Non più avrai quei pennacchi, non più avrai quel cappello, non più avrai... Ir patys kurti visai gerą kontentą. Kitas dalykas, apie kurį pakalbėsiu, yra tas įvaizdis, kurį aš sudariau per YouTube ir taip toliau, per savo video ir taip toliau. Tose video, kurios žmonės kelia YouTube ir Facebook ir taip toliau, kur aš esu ten pateikiama kaip totaliai idiotė ir taip toliau, ir durniai ir taip toliau. Tai kai jūs pasako, kad aš paskutinį šūdą keliu, mano tie video, kur aš neku apie patyčias taip toliau, kur aš padedu žmonėm, kur aš duodu patarimus, kaip išgyventi ir taip toliau. Patarimus, raktinis žodis. Patarimus. Ką tu žmonėm duodi, tai paspaus dislike mygtuką, o vėliau dalini patarimus, siūsdama jas naširt už dislaikus. Pagarba didžiausia savotiškai, kaip mes sakom. Žiūrim šitą video, nes jis sakys čia, kad praeitas video buvo labai cringe, tai jį perkuria jį. Tai pažiūrėkime, ar tas cringe išliko. Ar jį supranta, kaip tobulėt, ar ne. Beje, kažkokiu būdu iš šitą video jį įdėjo 7 reklamas. 7. Fucking 7. Aš nežinau kaip. Taigi šiandien darau naują video ir šiandien darau naują mano video praeito, kurį buvau padarius prieš keletą mėnesių, kuris buvo pavadinimu mano pirmas kartas. Man ana versija tų video žiauriai nepatiko ir buvo žiauriai lieva mano nuomonė. Tiesiog nebuvau tame video savim, tiesiog buvo ten grynas cringe ir todėl nusprendžiau padaryti naują video, padaryti naują jų versiją įdomesnę. Buvau papostinusi Facebooką, kad parašytumėte komentaruose įvairius dalykus, kuriuos daro žmonės
Ir kad aš papasakočiau, kada pirmą kartą tai dariau savo gyvenime. Nubėkit tą kelią tu greičiau, jau. Mums buvo gal kokie 8-7 metai, pradėjom ten su vairu visokias nesąmonės dirbinėti ir taip toliau. Užsiimus to. Užsiim? Tas vadybos man. Nu, aš tikiuosi tau duos gero diržą. Karočią, mes ten kažką nuspaudėm ir ta mašina pradėjo redentis atgal, pradėjo, nežinau, ten pavarą pasukom ar ką. Aš neturiu teisių, bet žinau, kas yra sankaba. Kad mes geriausios draugės. Tai va, karočią, pavalgiau ką tik ir galiu tęsti video. Pirmas kartas, kai susipykai, atsišnekėjai su mokytoja. Kokioj 1 klasiai. Sorry, atsiraugau, nes ką tik valgiau. Aš žinau, aš klikštė esu. Taip kad. Ir aš tos mokytojos, nežinau, jau vėliau kiek laiko nekenčiau vien dėl to vėl, kad atsimenu kelius žodžius, kurį jį man pasakė, mum abiem nusivyliau jumis. Aš nesuprantu, nu tai vat žiūri, nu ir neįdomu, nu tai... Kas žiūri tokį aš nesuprantu, kas žiūri, vat. Pirmas kartas, kai suvalgiai kebabą. Nu pasakok, aš prasuksiu. Kuri buvo tiesiog tragiška. Palaukit, man kojas skauda, nes aš vėl ant kelio tupiu. Lyg neužtektų to, kad tu prie kampo, bet tu dar ir tupi. Ir mano kojas tuoj sulūš. Leave me alone, I wanna go home. It's on my head, won't be upset. Leave me alone, Prašau, nužudyk mane, nužudyk. It's all in my head, I won't be upset. Jūs pasakot, kad tie video yra paskutiniai šūdai. Tiesiai šviesiai, be jokio melo.